Sveiki, aš esu Irena Strazdienė. Su manim šiandien yra Augustė ir Tadas. Ir šiandien mes jums parodysime mankštą, kurią gali atlikti 2 vaikai, jeigu juos turite namuose. Ir nežinote, kaip juos užimti ypatingai niūrią, lietingą dieną, tai mes šiandien jums parodysim linksmą, žaismingą mankštelę. Taigi pradedam nuo apšilimo. Sukam pečius. Taip, lėtai. Va, kaip abu mokat. Į kitą pusę. Į kitą nemokė nieko, bandyk. Gerai, tada sukam galvą, pasižiūrim į vieną pusę, į kitą pusę. Į vieną, į kitą. Ne greitai. Tada aukštyn žemyn, pažiūrėk į kojas, į lubas. Aš tai buvau užmigus, o tai nukrito kaklas. Nukrito tau kaklas, ne? Kai buvau užmigus. Tai būtinai reikia padaryti mankštelę kaklui. Pasukam, kad atsipalaiduotų. Moki sukti galvą. Va, kaip moki sukti galvą. Ir į kitą pusę pasukam. Šaunuoliai. Gerai. Dabar pasukam dubenį. Rankos ant juosmens. Matau, kaip tu moki. Ir į kitą pusę. Na, ką galima padaryti? Ant vienos kojos moki stovėti. Padarom pirštukais. Padarom pirštukais. Pajudink pirštukus. Tada kitos kojos pirštukus. Tada greitai patrepsim. Tada išsitempiam į lubas, pakeliam rankas ir nusileidžiam. Dar kartą išsitempiam. Ir paskutinį kartą. Gerai. Jau dabar atsistojat vienas prieš kitą. Atsistojat. Atsistojat, susikabinat rankytę. Gerai. Va taip, duok rankytės Tadui. Ir dabar vienas tupia, kitas stovi. Dabar tu stok, o tu tūk. Nu ir taip, tu stoji, tu tupi. 1, 2. 1, 2. Šaunuoliai. O dabar atsistojat nugarytėm vienas į kitą. Nugarytėm, imk kamuolį. Ir dabar pasisuki ir duodi Tadui. Ne, nugarytė. Taip, sukiesi. Duodi Tadui kamuolį. Tu pasisuki ir duodi per kitą pusę. Ir vėl sukiesi, duodi. Ir į kitą pusę. Greičiau, Gerai, stop. Dabar į kitą pusę. Paskaitė. O žinot, aš jums parodžiu kokį pratimą? Lenktynės. Ateikit abu čia. Prie linijos. Ir dabar einam pirštukais. Kas gerai? Ne, pirštukais. Nes mane paliko. Nesažinai. Atsisėdam vienas priešais kitą. Rankos už nugaros. Gerai, va taip, atsisėdam. Taip. Ir dabar Tadas kelia kojytę. Pakelk vieną kojytę. O tu su šito kojytę sakai labas. Dabar kita ir sakyk labas. Ir kita? Aukščiau. Tai greičiau. Kažkaip labai jau jūs tyliai sveikinatės. Aukščiau koja. Labas. Aukščiau koja. Ei, kita. Kita koja. Kita. Va, dabar abi kojas. Labas. Labas. Gerai, dabar tu tiesiog kojam. Darai taip. 1, 2. Per jos kojytės perkeli. 1, 2. O dabar tu kelk kojytės. Ir perkeli per Tado kojas į vieną pusę. Į kitą. Tu geriau gaunasi. Dar. Nu ir vėl Tadas. Šaunu.
Gerai. Dabar Augustė. Sumuoja. Ir dabar vėl tas pats pratimas. Sėdit, pasisukat, paduodat kamuolį. Nu, im kamuolį, pasisuk, paduok tadui. Tadas pasisuka, paduodat ir kitą pusę. Laikyk tiesias kojas, Neskubėkit, kaip slėpik. Tada į kitą pusę pabandykit. Nu, dar vieną kartą. Nu, čia jau jūs ne taip. Gerai, atsigulam. Gerai, vaikas. Tada susikabinat rankytėm. Kur rankas? Čia. Laikot rankas, stipriai. Va. Ir dabar keliat kojas ir kojos turi susitikti. Va. Vėl tiesinat kojas. Ant grindų nuleidžiat. Ir vėl keliat kojas susitinka. 2. Dar. 3. Dar vieną kartą. Nu, 4. Ir paskutinį 5. Šaunuolį. Va, duodi rankytės. Ir. Viens. Atsargiai. Nu, vienas į vieną pusę, po to į kitą. Kylam. Ir. Nenuraukit rankų vienas. Nu, kilk, Augustė. Vienas. Va, susiglauskit padukais. Nu, ir dabar tiesiai. Netempkit už rankų. Keliat kojas. Vieną koją, gerai. Dar kartą keliam vieną. Ir kitą keliam. Paskutinį kartą turi gautis. Nu gerai, gali be rankų darytis. Va taip va. Tiesiog. Aš galėčiau atsigulti. Kaip gera. Gerai, o dabar parodom, kaip su vėžlyje galima ištempti nugarytę. Atsigulk į vėžlį, tu tadai. Padai, suglaus kelius. Šitam ir tik čia. Čia. Arčiau į centrą. Eina, ištempsim jį. Taip, o tu atsistok. Iš to parodys, kaip galėsi po to brolį savo irgi kaip augs. Sėsk čia, neskubėk ir gulkis jam ant nugaros ir ištempiam rankas. Va čia jo rankos, gali laikytis už rankų. Va, laikykis. Va, ir ištempiam nugarytę. Gerai? Jūs užmigo? Nu viskas, kylam. Viso gero. Ačiū, kad buvote su mumis. Viso gero.